Sveiki visi prisijungę į Playboard kanalą. Šiandieną pristatysiu jums lietuvišką stalo žaidimą Blogiausias prezidentas, kurį išleido jau gerai žinomo stalo žaidimo Perekupai kūrėjai. Kiekvienas žinome tą jausmą, kai nėra už ką balsuoti per rinkimus ir tenka balsuoti ne už vieną iš kandidatų, o prieš tuos kandidatus, kurių tiesiog nemėgstame labiau. Šiame žaidime būtent taip ir bus, nes tokių nepolitkorektiškų kandidatų jūs dar nematėte. Šis žaidimas tai antrojo prezidento rinkimų turo simuliatorius, kuriame žaidėjai rinksis vieną iš dviejų kandidatų į prezidentus. Bet balsuoti dar neskubėkite, nes kandidatai vienas už kitą blogesni. Pavyzdžiui, kandidatas A yra su žemesniu intelekto koeficientu, o kandidatas B trokšta išstoti iš NATO, gyvenime nedirbo jokio darbo ir neturi jokios patirties politikoje. Rinkėjai slapta balsuos už vieną iš kandidatų, padėdami užverstą balsavimo kortelę. Visiems priėmus sprendimą atverskite balsavimo korteles ir sužinokite, kas laimėjo. Laimėtoje pasirinkę žaidėjai gauna po vieną pergalės tašką. Kandidatų charakterių savybės formuos rinkimų vedėjas. Jis raundo pradžioje gaus 4 faktų korteles, kuriuose bus nurodytos dalyvaujančių prezidentų savybės. Jas galės paskirstyti kaip nori, bet bent vieną savybę turės gauti abu kandidatai. Jeigu balsai pasiskirstys po lygiai, 2 taškus gaus pats rinkimų vedėjas. Tad jo tikslas – savybės paskirstyti kuo tolygiau, kad balsuotojai turėtų kuo daugiau dvejonių. Pasibaigus raundui, vedėjų tampa sekantis žaidėjas. Žaidimą laimi pirmasis surinkęs 7 taškus. Žaidimą gali žaisti nuo 2 iki 9 žaidėjų, bet balsuotojų skaičius turi būti visada lyginis. Esant nelyginiam balsuotojų skaičiui, balsavime dalyvauja ir rinkimų vedėjas. Žaidžiant dviese, vedėjas balsuoja už tą kandidatą, už kurį balsuotų realybėje, o kitas žaidėjas turi atspėti vedėjo pasirinkimą. Žaidžiama iki 5 taškų. Žaidimas turi ir mano mėgstamą kvotos variantą. Jame eilės tvarka kiekvienas žaidėjas gauna galimybę paklausti vieno patikslinamojo klausimo apie bet kurį iš kandidatų, o vedėjas turi sukurti naujų detalių apie juos. Tokiu atveju žaidimas tampa kūrybiškesnis, rinkėjai sužino dar daugiau apie kandidatus, o pasirinkimai tampa žymiai sunkesni. Turėkite omeny, kad žaidime nėra taškų skaičiavimo žymeklių, tad žymint taškus rekomenduoju naudoti monetas arba kaupti faktų korteles vietoje taškų žymėjimo. Tai vakarėliams ir kompanijoms skirtas stalo žaidimas, ieškantiems progos gerai padiskutuoti apie absurdiškas kandidatų savybės. Jų žaidime yra net 150. Kūrėjai perspėja, kad kai kurios savybės gali būti net per jautrios tam tikrose kompanijose, tad jas galite tiesiog išimti iš kaladės. Na, o mėgstantiems gerą humorą bei gebantiems sutarti nesutariant su kitų nuomonė, rekomenduoju šį žaidimą išbandyti ir tokiu būdu paremti lietuvių kūrėjus. Ačiū, kad žiūrite. Atsidėkodamas palieku jūsų kandidatais ir jų begėdiškomis savybėmis. Tuo tarpu jūs pamėginkite atspėti, kuris kandidatas laimės. Gero balsavimo!